Tikiuosi, čia tilps visas. Turėtų tilpt. Biškai per daug bus, bet geriau daugiau negu mažiau. Sveiki gyvi. Vakare visiškai nurimo šiandien oras. Bangelės nei vienos nėra. Tai plauksiu šiek tiek pabandyti menkių. Pabandysiu su 2 meškerėm gaudyti. Vieną ant kalmarų ir skumbrės, kitą ant spiningo. Pažiūrėsim, kas geriau pasiteisins. Ar iš viskas pasiteisins dar. Žuvies jau turėtų kaip ir būt. Bus matyti, kaip nuplauksim į vietą, ką echolotas parodys. Manau, kažką tai pagausiu. Kągi, tik atplaukiu į vietą. Iš karto kelias žuvis jau rodo. Geras ženklas. Sudėjau barbę. 86 gramų. Paplauksiu dar šiek tiek gal į įlanką sekliau. O gal neplauk, nes čia kalno žuvies rodo. Reikia pabandyti nuleist greitai. Kol spiningėlis leidžiasi. Galima atsipjaut gabaliuką to milžiniško kalmaro. Aišku, čia visas juodas nuo jo būsiu. Kita sistemėlė tai naudosiu slankiant iš vinas. Apie 0,5 metro pavadėlis. Nežinau, čia nemažas yra, gal daug ir nereikia dėti labai. Pradžiai vieną tokį. Gėlis po truputį mažėja. Tik atplaukus kelias rodė, bet kol čia susiruošiau, kažkur tai dingo. Dabar bandysiu kitą susirasti. Ir bent vieną pagauti. Nes nuo šiandien jau prasidėjo kaip ir sezonas, patraukia visus tinklus. Tai dabar jinai jau turėtų laisviau čia plaukiat. Ir gal šiek tiek daugiau užeis. Nes kol kas tai dar jų nebuvo visiškai. Viena kita tik tais ir tai nedidelės. Aišku, šiandien yra pirma diena, kada nėra tinklų. Gal dar keletą dienų reiktų palaukti. Nu, bet kai toks oras nuostabus, tai kaipgi nepabandysi. Paplauksiu, gal kol gylis pasidarys apie 30 metrų, arba kol žuvį parodys. Nes kol kas kažkodėl tai nieko nerodo. Nagi, išlysk tu menkytę, kurgi tu slėpiesi dabar? Kiek aš čia dar plauksiu? O, išlindo. Pristabdom. Iš pradžių sumetu dugninę. Čia tik vieną ir parodė. Ir ten kur nors iš šono spininga. Nu ir kaip manot, ant kurios pirmą užkips? Aš tai spėju, kad ant šitos. Nes vis tiek kalmaras yra kalmaras, kaip bebūtų. Bet būna, kad ir guma labai gerai veikia. Peno ryte nieko gero, jau cypia belenkaip. Šiek tiek nuo dugno gal. Na, kokius taip 2-3 metrus pakelsiu. Įsileidžiu stabdį. Jeigu netyčia pramiegosiu kibimą. Saulė jau dingsta.
pats tas laikas žuvį maitintis. Gal vis tik nebus taip lengva, kaip galvojau. Na, bet kažką tai tikrai pagaus. Ant kalmaro vis tiek kažkas užkibs. Nemenkia, tai kokia hysė gal nedidelė. Bandysiu dar guminuką, kur sekliau numest vieną kartą, nes mane neša į gylį. Tai jeigu toj pusėje kibs, tai reikės daugiau biškį pargrįžti. Šiuo metu menkė dažniausiai būna pakilus nuo dugno. Įvairiai, tam būna, kad keli metrai, būna 10 ir daugiau. Nors kibimai vis tiek dažniausiai būna prie padugno. Kai guminuką užmeta, nusileidžia ant dugno, patraukia kokių 10 metrų grubiai, tada palauk iš lėto, kad jisai nusileistų ant įtempimo, nes būna, kad ir besileidžiantį paima. Jeigu guminukas nusileidžia ant dugno, kelis kartus patampau, kad jis padaužytų šiek tiek į dugną. Ganėtinai greitais judesiais. Nes menkė būna mėgsta tą daužymą. Ir dažnai paima, kai guminukas guli ant dugno. Jeigu nekimba, vėl pavynioja kažkiek ir vėl laukia. Mėnulis jau beveik pilnas. Menkiam turėtų būti labai gerai. Kadangi mane neša į gylį, reikia kars nuo karto pasitikrinti, kur mano kalmaras kabo. Šiuo metu laiku, kai menkė neršia, tai jinai labai trumpą laiką maitinasi. Reikia pataikyti tą momentą, kada jinai sukyla ir praktiškai kiekvienu metimu tada gali kokį gerą pusvalandį pažvejot. O po to vėl ramybė. Tai aš tikiuosi dabar pataikysiu ant to laiko, kada jinai maitinsis ir spėsiu kelias pagauti. Nes būna dažniausiai, kad jos įrodo nemažai, jinai vis tiek nesimaitina, neršia. Jei visiškai neaktualūs tie masalai būna ir tampyktų ten kaip nori, ant ko nori, jinai neima. Bet va, jeigu pataikai ant to laiko, kada jinai maitinasi, kimba viena po kitos. Ar aš šiandien pataikysiu? Galbūt. Reikia bandyti. Nes tas jos maitinimasis laikas, tai kiekvieną dieną būna skirtingas. Todėl niekada praktiškai negali žinot kada. Be abejo, daugiausiai šansų ryte ir vakare, ar netgi naktį. Bet šį kartą ilgai nežvejosiu. Sutemus dar gal šiek tiek pabūsiu ir užteks mano echolotė vieną kitą parodo, bet neįspūdingai. Be abejo, reikia ir dar spalvą pataikyti guminuko bei dydį. Todėl su vienu ilgai nemėtysiu, kelis metimus. Guminukų turiu nemažai. Bandysim pakeisti. Kažkokią mažytę prisikabino ant kalmaro. Tikrai nemenkia. Nors gal. Ne, čia kažkokia tai neužauga. Na, menkia. Aišku, ne to kalibro, kurio reikėtų. Bet bent jau ta rūšis, kurios reikia. Visiškai mažytė. Keliauju iš karto atgal. Laukiam antros. Šiek tiek didesnės tikiuosi. Barbą kol kas tyli. Tada ją nuimsim ir uždėsim galbūt mėlyną. Šitą guminuką senai labai turiu. Kažkaip ant jo man nieks nekibdavo. Bet gal bus šiandien ta diena, kada šitą mėlyną norės. Koledžas galima pažaisti ant šitos biškį. Opa. Įsidėjau mėlyną pirmų metimų. Iškart yra. Vėlgi nedidelė. Negi čia man tokias mažytės ir kaip šiandien. Vėl tokio padydžio. Čia gal dar net mažesnė.
Ant tokios menkės Norvegijai. Jokingo dydžio. Bet bent jau kimba. Dar mažą gabaliuką skumbrės prie kalmaro. Šiek tiek daugiau kvapo, kad būtų. Ne, panašu, kad tas skumbrės daugiau nedės ant kablio. Čia tampo be sustojimo tas mažas. O. Linkai. Nesisuk, gerai, gana. Nepainok daugiau. Taip, čia privarė, jinai man belenkė. Po truputį auga. Vis tiek dar nedidelė. Čia koks kilogramas gal. Biškį daugiau. Keliauja atgal. Nu, dabar turės reikalų čia viską atsipainėt. Kaip jinai man čia prisuko. Nu, gal dabar kažkaip didesnė jau. Kol kas tai labai jau smulkas kimba. Vienas kibimas buvo ant mėlynas. Dabar 3 metimai, kol kas nieko. Reikės vėl tada keist spalvą. Kol kas dugninė laimė. 2-1. Mėlyną irgi dedam ant šoną. Uždėt gal morkytę. Biškį lėčiau, panašiau gan didesnė. Kalmaras kol kas duoda vieni vartai. Ir čia žuvis. Kenguminuko tik tais viena papuolė. Nedidukas visai čia kimba. Keliauja. Bandyt dar vieną gabalą uždėt, padidint šiek tiek. Gerai, kad pamačiau. Atsisagęs buvo sagtukas. Panašu, kad čia yra, tik kad labai nedidelės ir kimba tik tais ant kalmaro. Chalatas tai rodo, tai nerodo. Per daug nežiūrės. Maždaug aš čia žinau šitą vietą, kad net negerai. Ir šį kartą nenusiteikęs plaukiot ir ieškot. Tegul žuvis pati susiranda mane. Morkos irgi nenori. Uždėsim juodą. Žiauriai gražus vakaras, bet su žuvim tik kad silpnai šiandien. Nieko neįprasta jau darosi. Juodas irgi nieko gero. Bandyt ryškų dėt. Ryškios irgi nenori. Klasikinė. Kažkas. Čia yra vis tik. Mane didelė visai. Didakėlė. Ką jinai čia veikia taip negiliai. Bet tokia dar nedidelė. Varyk iš čia. Davai. O. Menkė. Tiksliau menkytė.
Tai va tokia šiemet kimba. Baisulinės. Lauk. Toks va guzas kalmaro. Tom neužaugom. Bent vieno dabar geresnio pagaučiau, iškart galėčiau dumti namo. Pradeda tamti, nežvėjosiu, turbūt patamsiai. O! Biškai geresnis smūgis buvo. Bet tik pasakiau, kad geresnio pagaut, bam iš karto. Čia galbūt bus aida kokia. Ramiai. Na, tokia pusė velnio. Kaip ir pabaigai. Visai nieko, čia kokie 4 kilogramai gal. Negul keliauja jinai namo. Nu, betgi nebaigsi žūklę, jeigu tokia skimba. Bandy dar kartą užmest. Na, masaidas pradėjo kaip dabar. Dar vieną paėmė. Labai panašiai pirmą. Gražiai. Tai gal dar net didesnė šiek tiek. Panašiai. Na tokias sutiaumas pradėjo kipt. Kai jau norėjau važiuoti. Bandy dar vieną pagaut. Dar vieną. Gerulė. Ai, nu savo geras aidas užėjo. Netikėtai čia jos. Aš jau norėjau namo varyt. Ramba, visai smagiai gaunas dabar jau. Ne, čia nebus netyčia menka dabar. Kaip nelabai saidiškai priešinės. O, prašau, ant vakaro. Užjudėjo reikalai. Nieko so. Gerai, kad neišvariau aš dar namo. Tik. Nu, dar ne krokodilas, bet jau. Jau panašėja. Šitą visai baika. Tai buvau nusivylęs, kad čia nieko gero, bet va tik reikėjo išlaukti to momento. Biški patemo ir prasidėjo. 2 neblogas aidas, menkę visai padarė. Guminukas tai gavo vieni vartai šiandien. Tik vieną mažytę menkytę. Kalmaro tai va visai neblogai kimba, bent jau kol kas. Paskutinis dreifas. Dar aš plaukiu tą pačią vietą, kur kibo. Pažiūrėsim, ar vis kips dar ar ne. Jau kaip ir sutemo visiškai. Bet mėnulis nemaras, tai šviečia gana ryškiai. O. Kabina. Ir gerai, nereiks terliotis rankų. Paskutinė žuvis iškips ar ne, kažin. Ar teks baigti žūklę su ta pabėgusia. Dar kažkokia tai yra prie dugno. Na viskas, jau nunešė mane čia gerokai nuo taško. Jau širvalą nemažai išleidau. Tai va tokia trumpa žūklė šiandien buvo. Šiek tiek čia pagaudžiau. Sutemus biškai geriau kibo. Kaip ir tikėjos, ant dugninės irgi žymiai geriau negu ant spinningo. Ant spinningo tik viena žuvis, ant dugninės, kaip matote, šiek tiek daugiau. Tai verta turėti dugninę dažniausiai. Tai tiek šiam kartai.
Dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka. Užsiprenumeruokit kanalą, kas to dar nepadarėt. Pasimatysim neužilgo.